Mūsų vieno žvaigždžių komandą lydėjo mažieji šokėjai. Iš kur esate mažieji šokėjai? Aš svajos. Labą dieną. Oi, kaip diena. Kaip jauties šalia didelio. Kad neliūdų atėjo. Sveiki, mielieji, norėčiau moksleiviai, svečiai, vieno žvaigždžių komanda. Žinote, jeigu kas 1982 metais būtų pasakęs, kad Lietuva po 5 metų bus laisva, tikriausiai visus būtų sovietai suguldę į psichiatrinę ligoninę. Čia jaunimas gal apie tos dalykus mažiau žino. Ir jeigu kas nors prieš 10 metų, dabar jau nepriklausomai Lietuvoje, būtų pasakęs, kad Pasvalys taps vienas iš 10 Lietuvos Respublikos krepšinio šalies centru, tai tikriausiai būtų panašiai pagalvoję kažkas tai. Dabar štai, Pasvalys turi gražią komandą, turi gražią areną, salėje jaunimo pilna. Mes pas mus atvažiuoja žaisti Žalgiris, atvažiuoja žaisti Lietuvos Rytas, atvažiuoja žaisti kitos komandos. Cibona net atvažiavo žaisti ir mes ją nugalėjom. Gaila, kad ne du kartus, vieną kartą. Išties, žiūrėkit, kokie žaidėjai. Ar mes kas nors galėjom pasvajoti? Ar pas mus žais amerikiečiai, slovakai, ukrainiečiai iš kitų šalių? Svajonė. Aš dėkingas pirmiausiai tos svajonės realizuotojams. Kaip šauniai rajono vadovų komandai, rajono tarybai. Svarbiausia, dėkoju pagrindiniams rėmėjams Vieno žvaigždėms, be kurių pagalbos ir lėšų tikriausiai mes tą, ką šiandien turime, neturėtume. Mes turime viską daryti, kad jūs jaunimui būtų galimybė patirti įspūdžius, būtų galimybė sportuoti, todėl aš labai dėkingas, kad šiandien vyksta toks renginys, komandos pagerbimo renginys, nes dėmesio šitai komandai tikriausiai trūksta ir ta salė dažnai būna pustuštė, todėl aš kreipiuosi į visus mokyklos vadovus, mokytojus, į komandą, į rajono vadovus, sudarykim kažkaip tai sąlygas, kad jaunimas galėtų kiek įmanoma nemokamai atvažiuoti ir žiūrėti tas komandas, sirgti iš mūsų komandą. Na, o mes turime įspūdingą komandą. Ir jeigu ne tie keli šiais metais nelemti ketvirti kelinukai, jeigu mums labiau būtų pasisekę keli pratęsimai, tai šita komanda šiandien būtų žymiai aukščiau negu dabar yra. Bet aš vis tiek didžiuojuosi, kad mes turim tokią komandą ir dar kartą dėkoju visiems už tai, kad jūs tokiam mažam miestelį kaip Pasvalys. Aš suprantu, kai kuriem gimusiam dideliuose miestuose, kaip yra liūdna čia. Bet vis dėlto mes jumis didžiuojamės, mes jums dėkojam ir atsiminimui noriu įteikti keletą knygų apie Lietuvos istoriją, apie Lietuvos parlamento istoriją. Tai pirmiausiai noriu įteikti vieną knygą komandos vyriausiam treneriui. Taip pat noriu įteikti knygą komandos vadovui Kurkevičiui, nes pačiai treneriui tai asmeniškai įteikiau pačios komandai. Knygą apie Lietuvos istoriją. Tikrai mūsų istorija yra labai skirtinga ir patirsim labai didelių malonumų, nors šalis maža, bet jinai yra labai graži ir istorija labai garbinga. Na ir be abejo, kitam didžiausiam rėmėjui tai Pasvalio rajono savivaldybei, rajono merui, rajono tarybai irgi noriu įteikti šitą knygą. Ir labai tikiuosi, kad ekonomika augs, Vieno žvaigždžių įmonių situacija bus geresnė ir jie daugiau turės galimybių remti šitą komandą. Bet mėly rajono vadovai, aš tik noriu pasakyti, kad jeigu mes nepadėsim šitai komandai, jeigu nepadėsim
Ir čia vyksta ne tik krepšinio varžybos, bet šokėjai pasireiškia, kaip matote, gražiai mūsų mišrus choras ir dabar kolegijasme, taip kad čia yra kultūros ir sporto centras. Kas nemoka plaukti, gali apsilankyti baseine, kad tokie baloj nenuskęstų, išmokti plaukti. Taip kad ačiū, kad susirinkot, malonu matyti tiek daug gražių moksleivių. Iš kokio miesto ar miestelio yra kilęs antrasis Vieno žvaigždžių treneris? Egzaminas Dovydai. Tomai, ar teisingai? Kas už žaidėjų gali pasakyti, iš kurio miesto ar miestelio? From which city is your second coach? Lazar. Kaunas? Na, Lats Kaunas. Ne Kaunas. Gal treneris iš karto atsakykite klausimą, čia bus sunku. Aš esu kilęs iš karto, pasakys iš Lietavo. Palauk, iš Lietavo. Beje, šitie klausimai yra susisti iš visų mokyklų. Vieneriai čia, jūsų yra klausimai. Aš matau, yra klausimas Žygimantui Skučui. Would you expect next season to play Vienos žvaigždės? Aš paklausiau Deriko, ar kitą sezoną jis planuoja Vienos žvaigždės rungtyniauti. Mielieji, ar jūs norėtumėte Derikos rungtyniauti prieš Vieną? Atsakymas diplomatiškas, priklausys nuo situacijos, aišku. Kada pradėjai žaisti krepšinį ir kas buvo pirmas tavo treneris? Vaikų klausimas. 7 klasė, pradėjau žaisti krepšinį. Trenerė mano buvo treneris, tai Jolanta Mėta. Ačiū Steponai, ačiū mūsų komandos kapitonui. Taigi, Kėnė, gal duodame? Kokiam krepšininkui? Kuriam? Pauliui. Taip? Na, Pauliui. Iš šitos kubelės. Trauk. Visi čia. Tai palaikom Paulių. Koks žemiausias ir aukščiausias jūsų žinomas krepšinio žaidėjas, koks jo ūgis? Žemiausias, kurį žinau. Žemiausias komandai tai... Žemiausias komandai tai yra Derikas.
Giedrius Staniulis. Buvo 9 valandų pasvalys. Aš paklausiau, ko jis tikisi iš komandos ir ką jis žino apie pasvalį. Žalgiris. Ja, sako, mes laimėsim prie Žalgirio, neperkėlėme. Žiūrėsime, na pusvalandį, viskas gerai. Thank you. Norėčiau pakviesti šokiui Darius Norvydas šokėjas. Ką gi, mėlyje, apšinom, gerai, važiuojame toliau. Pažiūrėti kaip lošia, ne? Bet ne tik kaip lošia mūsų krepšininkai. Norisi pasižiūrėti kaip lošia ir mūsų politikai, kaip jie laksto, ne? Tai pirmos varžybos, 3 prieš 3. Norėčiau pakviesti komandos kapitonus. Tai mūsų nėra Gintautas Gegužinskas. Plojimai. Pažiūrėkit, kaip meras greitai pakeitė apranką. Tiesiog aš manau, kad gerai jau reikėtų darbą tai padaryti. Taip pat kitos komandos oponentą Alfonsą Blogą. Bet susitikau iš mano Alfonsą Blogą. Taisyklės paprastos. Žaidimas 3 prieš 3, 3 on 3. Ir jums reikės įsirinkti žaidėją iš vienos jūsų komandos. Į savo komandą. Jūsų žaidėjas. Steponas Dobrauskas. Geras pasirinkimas, išverti kapitono poziciją. Steponas Dobrauskas, Alfonso komandai. Na, o Gintas pasirinka. Deriklau. Gerai, mėlyje, aš jūs paleidžiu ruoštis. David, in your team, Gintas. Ar galim pradėti? Galim pradėti? Okei. Galim paleisti laiką. 1, 2, 3, važiuojam. Gerai, palaikom, kas kokia komanda? Deriko komanda! Derik, meta. Dabar, ir kažkur kokius, aišku, pataikydavo visada. Judėjai bolą, net nedarėme judėjai. Mažai treniruotės buvo. Vienio mažai apšildė komandą. Gintos su kamuoliu. Rolandas meta ir kovojo kamuoliu. Rolandas jau meta, Rolandas vėl kamuoliu. Steponas kamuoliu pašiuko. Steponas atrodo kaip centras iš tikrųjų. Aikštelė klausimės. Ir neįdomi taškai. 1-0. Deriklau su kamuoliu. Intensyviai valinėlė, Rolandas perima. Rolandas trečią metą. Mažai. Gydytojo mažai mošės nugudavė jums. Prašanga, nu vat. Oponentai susidūrė. Oponentai. Iškart prašangas prasidėjo. Ar nedėjau? Aha. Baudas meta. Alfonsas Blogas. Labai griežtas teisėjas Darbėskas peržengė tą liniją, iškart neduoda pakartoti. Aha. Vėl nelinėjai su kamuoliu. Derik. Rolandas. Tęsti Derik. Derik once again.
Aha, nežinau, kamuolys pasirodė. Galima ir prasideda. Nemėliai, jūsų plojimai palaikom komandos. Jogėjai Pola, kas užjuokosis? Už Steponą Babrauską. Steponas su kamuoliu. Vėl Steponas meta. Steponas. Babrauskas. Vėl Devynis su kamuoliu. Okay, Derek Lowe. Pasirodo, Derekas turbūt ir užrūpė, pataiko. Two points. Kas Jogėjai pirmauja, taip, Jogėjai pirmauja. Vienas, komandos perėmė kamuolį, Derekas pagauna, vėl Derek. Derekas skaniai gerais nagais, bet pataiko. Steponas, Alfonsui. Kablys, Rinko kablys, Derintis. Gintautas jau su kamuoliu. Sukasi, Derintis perdamas Rolandai, Derinėjai papuola ir Gintautas. Jogėjai vėl atakuoja. Kamuolys tiek į rankose. Kažkaip nesigirdi palaikymas kanduotė. Jūsų palaikymas kanduotės. Jeigu niekas nenori prizo šiandieną, už geriausią palaikymą. Mėlynėjai Pola, kas palaiko mėlynosius? O kas palaiko juoduosius? O kas mėlynosius? O kas juoduosius? Prasigrįžimas. Ir du taškai. Stepono komanda 9-2 pirmauja. Dabartinis komanda 9-2 pirmauja. Derek Lowe ir aha, Sirgaliai nori dovanos. Aš jau matau. Sirgaliai nori dovanos. Trys taškai. Arba du taškai. Steponas Babrauskas. Turbūt net treniruotės Steponas treniruojas papildomai šitam lygimui, a? Nu Steponai, dėl manęs vieną. O, Steponas Babrauskas, 9-3, Mėlynėjai atsilieka. Mėlynėjai atsilieka, negi taip pasiduočiau, na? Rolandas Mastauskas. Gerai, du sako, gerai, du. Aha. Trys taškai. Čia turbūt iš Derek Lowe pasimokė visi dabar ir tas Vaidotas sugrįžtus, na? Derek. The winner, 3-point shot winner. Steponas. Palaikom baudas vedančią. Vienas taškas. Rolandas vėl pataiko. Gintas. Gintas.
Du taškai svarbu, ar ne? Aš susigalį bendrauju. Beveik 15-12 pirmauja juodųjų komanda. Almas Polova. Taip. Stepanas Rogauskas atkovoja kamuolį. Dominuoja, vėl Stepanas. 3 taškai. Kapitonas neduoda pailsėti. Ir čia ką galvoja? Bauda stebą Rolandas Kraskauskas. Oba. Puikiai. Žaidėjai jau atakuoja. Domas su kamuoliu. Domas meta. Žaidėjai šiandien pasitinkė juodai. Metimas. Stepanas su kamuoliu. Alfonsui. Ir kamuoliukas. Dažniai Derry. You want your 3-point shots. Or 2-point shots. Derry jau mums reikia tavo 2 taškus. Au! 19-8. Aha, sunku bus padaryti. Žaidėjai laimė, aha. Žaidėjai laimė. Derry, we need your help. Help us. We in such a trouble. Stepanas, kurį galėjo kiekvienam įsivykus pradėti, ir kiekvienas Tomas Kamuolis Stepanai, išmetamas. Wow, pasidavimas geras, bet šiek tiek trūko. Tomas Kamuoliu. Alfonsas. Stepano vėl pasiduotas kamuolys. Alfonsui. Atsidavimas. Mūsų kamuolys. Domas. 2 taškai. Ką, jaunieji nepaleidžia batelių nors ką. Man atrodo, kad jaunųjų komandos atstovą Domą reikės paimti į vieno žvaigždžių komandą, nes puikiai atakuoja 3 taškų. Padatas tikrinom. Aha. Padatai panygė. Derikas rungtyniauja su Skučo apranga, su Žygimanto Skučo apranga. Baudas. Vyrai ramiai leidžiantis žaidimas. Bauda, metama bauda. Taip. Metama bauda. Baudas, Rolandas Kraskauskas. Taip, patogiai palaikymą, patogiai palaikymą. Ok. Važiuojam toliau. 3 minutės ir 12 sekundžių liko reikėjo. Antro kėlinio pabaigos. Tomas su kamuoliu. Žaidėjai tvirtai pirmauja. Aš nežaidžiu. Juodųjų komandų kamuolys. Vieningų komandos kamuolys. Kažkaip nesisprendė visi vienas laimėtojas, ir jie tokia korupcija turbūt. Derry. Okay. Not so bad. Alfonsas. Domai. Atsirežimas ir Derry, 2 minutes, 20 seconds. We need your help. Nikas, 2 taškai.
Gintas. Vėl meta. Ai. Pratrūko. Minutė 33. Kelbėjai, susilpni. Dar yra laiko. Šiek tiek. Šitas sezonas pateks į 10-tuką. Tai gali būti galutinis Liūdis. Daugiau sprogsta malionai, siunčia pergalę. Very low, vienas taškas. Stepanas. Abu taškai. Derikui. Klausykit, gal Stepanas turėjo apibrėžti konkursą, ne Derikas, kažkas šiandien. Gražiausią ataką reikia surinkti. Gražiausią ataką. Fair play. Okay. Go. 7 seconds. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Laimėjo Jaunųjų komanda. Arnas Atloko komanda. Plojimai daliesiems. Apie langą reikia 3 kartus apsivalyti ir įleisti į tą krepšį. Iš bet kur. Kuo arčiau pagaliau. Svarbiausia, kad ne. Po to atgal varant. Vėl apie langą reikia 3 kartus apsisukti ir įleisti šitą krepšį. Nugali ta komanda, kuri pirma įmeta 6 kartus. 2, 3. Direktorius. Ai. Yra. Grįžtam. Marys. Puikiai. Oba! Moksleiviai galėtų truputį pasiduoti, aišku, palauk. Moksleiviai yra judėjami 5 kartus apie varką. Yra. Vyriausias treneris Mantas Šernius. Mokytojas Linas Gruobis. Treneris sakė, kad žaidžia futbolą, bet nepanašu, kaip žinoma. Ir kas antrą vietą baigs? Treneris. Komanda Ačiū labai. Dar kažką mes pasakyti. Matos, viskas labai gražiai vyksta, tai dar vienas tapėtė. Metimai nuo baudos linijos bus, bet apie lanką reikia apsisukti vieną kartą. Lygiai viskas tas pats, bet metam nuo baudos linijos tol esi į tą krepšį ir iš šitą. Ir po vieną kartą apsisukam. Čia lemiamas tapėtė, pirma buvo apšilimas. Vedėjas buvo stabas. Viskas aišku, pasiruošėm. 1, 2, 3. Jau su baldom sunkiau. Direktorius meta. Komandos lydytoja. Ar netoli? Yra, moksleiviai, yra.
komanda triukšmauja, nes nenori nepataikyti. Moksleiviai. Treneris Airė. Derek, what about coach? What about coach? How is playing? You need to practice, yes? Okay. Need to practice, okay? Ir aš norėčiau pakviesti prie savęs. Tritaškių konkursų nugalėtoja, Karaliaus Mindaugo taurė, tai yra Derek Lowe. Paplokime jam. Derek. Ir mes with my start, okay? 3, 2, 1, my start, okay. Kągi, mėlėjai, 3, 2, 1, go! Palaikom! 1, 2, 14 points. Derek, congrats. Okay. Dabar kviečiu Pasvalio Vileišio gimnazijos atstovą Georgijus Budrys. 3, 2, 1, važiuojame. Palaikom! Go, yes! Gerai, palaikom, Vileišis, palaikom, Georgijai. Savo komandą. Dabar kviečiu prie savęs Joniškėlio Vytauto Kivirkaičio gimnazijos atstovą Mindaugą Masilionį. Mindaugai, kur tu? Palaikom, kas Mindaugą palaiko? 3, 2, 1, važiuojame. Ir palaikančių komandą atsirado Mindė Vary. Mindė Vary. Ir dviejų taškų metimas. Du. Vienas atskrido kamuolys. Pridėsim porą sekundžių, vienas atskrido kamuolys. Pridėsim porą sekundžių. 14 sekundžių, 3 taškai. Oh!
Ir paskutinis 2 taškų. O! 6. Šeši taškai. Vytautas Masilionis. Kągi, toliau noriu pasakyti, kad 4 žaidėjai išeina į kitą etapą. 4 daugiausiai pelnė taškų. Kviečiu prie savęs Lukas Ubavičių, Kumpelų gimnazija. Estija dalyvauja. 3, 2, 1. Važiuojame. Gausiu trajektoriją Lukas meta. Ajajaj. Palaikom Luką. 1. Dviejų taškų metimas. O, yra, 4. 5. Dviejų taškų metimas. Ajajaj. Dar kartelį, bando, dar kartelį. Kažkaip šono užžūrti šiandien. Dviejų taškų metimas. Yra! 7. Ir dviejų taškų metimas. Ajajaj. 7 taškai. Lukas Ubavičius. Toliau, kviečiu Vaškų gimnazijos atstovą Arnoldą Žalinską. Arnoldai, Liūdė. 3, 2, 1. Arnoldas važiuoja. Gerai. Ajajaj. Arnoldas iššūkau. Kur kietėjai, Arnoldas, kur kietėjai? Ala, kaip taškai? Na, Arnoldas nusiteikęs mesti 2 taškų metimus. Toliau kviečiu Edvardą Kiežą, Daugėlių pagrindinė mokykla. 3, 2, 1. Go! Ir paskutinis 2 taškų. Ajajajaj. Gerai, labai. Ir paskutinis 2 taškų metimas. Ala, 5 taškai. Toliau, bando. Ir 2 taškų metimas. Ajajaj, įsipūstų iš bando. Palaikom 2 sekundės. 1. Ajajaj, nespėjai, Edvardas. Ačiū Edvardui, o toliau kviečiu krepšinio Antano Vienožinčio pagrindinės mokyklos atstovą Lauryną Šatą. Laurynai, sveikas. Matau, paveikiai nusiteikęs, su buliu kažkokį. Ok, mes pasiruošę. 3, 2, 1. Važiuojame.
kviečiu paaiškinti pagrindinės mokyklos atstovo Eriką Vaidelionį. Mūšį, ką jo. Važiuoja 1, 2, 3, go!
atstovą Nagli Titą. Nagli, kuris žaliai apsirengęs, šaunuolis. 1, 2, 3, Naglis važiuoja. Atstovas Armandas Ratkus. Armandai, tokiai netisant kalbos, 1, 2, 3, važiuojam. 1. Ir paskutinis metimas. Gerai, planuojimai Armandui. Plojimai mūsų visiems dalyviams. Na, o dabar. Kažką man nori duoti latelį, nori paduoti. Aha. Skanduotė, sakė, aktyviai dalyvauja. Daujėnai, Dievo, Valakėliai. Paplokit Joniškėlis ir Svalė. Skanduotės puikios. Paplokit patys savo. Paplokit. Na, o mes dabar. Derek, for the final round, would you don't mind to shoot? Final round, okay? Finalinį raundą Dereko paprašiau dar sumesti, parodyti taiklį ranką, mėlėjai. Pažiūrėkit šį krepšininką. Kiekvienam reikia tobulėti ir žiūrėti, kaip Derekas veda tritaškius. Derek, on this side or from that side? Na, pakeiskit pusės, sako Derekas. 1, 2, 3, go! Kaip iš natų tai nori žmogus. Gerai. Taškelį. Gerai. 6. 7 taškai. 8 taškai. Ir 9 taškai. Okay. Kaip pasiekėme mūsų moksleiviams, pasiekėme 10. 11. Ok. 12 taškų. Ir paskutinis dalykas. 13 taškų. 13. Thank you, Derek. Ačiū, Derekai. Na, o mes dabar pasitinkam finalistus. Pasiruošęs? 1, 2, 3, važiuojam! 1. 2, 3 taškai. Nederėkis. Taškai. Neblogai. Labai ramiai susigaudęs įrankis.
Stabdaus trūksta 20 sekundžių. Šeši. Ir paskutinis. Aštuoni. Ir aš ačiū pasakyti. Vienas įsivažiuojam, dar nevažiuojam. Aštuoni taškai, Vakovo Jarigiui. Greičiai Gimnazija. Toliau kviečiu Luką Zubalis, Buko Gimnazija. Lukai, for the final round. Iš tenais, taip? Pasiruošęs Lukai? 1, 2, 3, važiuojame. Luka Vaitaitė, Verenskio pagrindinė mokykla. Pirmą raundą įmetė 12 taškų. Labai artimas Deriko taškas. Lukai, pasiruošęs? Ramiai, viskas bus gerai. Važiuojame, 1, 2, 3 ir go! Ir kągi, mes turime moksleivių nugalėtoją. Moksleivių nugalėtoją tapo 8 taškus surinkęs, Vileišio gimnazijos atstovas Jonas Bulvys. Su galimybėm ateina prie... Pasvalio rinktinė. Lukas Šėda. Osvaldas Elizevičius. Turbūt pasiduoda. Pasvalio rinktinė.
pasvalių rinktinė ir pasirinkimas į darbo taškai. Kągi, palaikom. Vienas žvaigždžių sirgaliai. Viskas aišku, vienas žvaigždžių komanda prieš Lietgabelį nežais pasvalio rinktinę. Taip, aš jau matau. Arba papildomą dieną treniruotis. Kaip jūs galvojate? Teisingas trenerio atsakymas. Tiesus diplomatiškas. Taip, 6-0. Kas laimės. Negaršų banką, bet pasvalio rinktinę gal. Tai dar pasirinkimas. Atkovotas kamuolys, jau su baudo. Vyrai kamuštinių. Prisiveža Žestas kamuolys, gražiai parodė, kokia pražanga buvo, kiek netamų baudų. Tai palaikom. Au! Mindaugas Kėta. Susidaruojamas sekretoriatas. Rūtaškai. Taip. Nagi, vieno žvaigždžių komanda kol kas nepelniusi į tašką. Osvaldas Alicevičius. Nenusiteikęs irgi juokauti šitą dieną. Noriu parodyti, kad visai nereikia, bet aš valgiu dieną kartą reikia išeiti. Taip. Atakuoja pasvalio rinktinę. Metimą puslapių. Ponas kamuolys. Nazar. Dar panašiai, vasarą rinktinė. Pirmauja 3 minutės 90 sekundžių. Pražanga. Labai patinka man teisėjai, susirgau, rimti vyrai. Viskas tvarkoja. Osvaldas Alicevičius, Justas Stapulis, Jokūbas Litvainis ir 3 sekundės nežaistos, taip. Kažkaip šit vienas žvaigždės kažko nesiseka, ne? Pateikimą. Ar pateikti teisėjai savo? Vienas žvaigždžių sakė, kad teisėjai papirkti, galės išsiaiškinti motyvą. Pasirodo nepapirkti, žinokit, fiksuotis. Taip. Osvaldas, taip. Kokia kova, klausykit. Kokia kova. Sprogdina Dvarokas. Taip, taškai. 10-6. Pirmauja pasvalio rinktinė. Koks pasirinkimas. Atkovotas kamuolys ir du baudos metimai. Taip. Gerai, baudas kažką. Regimantas Krikščiūnas. Ajai. Palaikom Regimantą. Dar atkovotas kamuolys. Ir 3 taškai. Donatas Vitkauskas. 13-6. What the? 13-6. Pasvaliečiai
pasvaliečiai ruošiasi turbūt visus metus. Osvaldai geriau į rūbinę nebeik. Nebeik į rūbinę. Taip, vasarą rinktinė nusiteikusi nejuokauti šiandien. Niekam išmest negali. Taip. Liko 38 sekundės. Iki pirmo kėlinio pabaigos. Osvaldas Alesevičius. Osvaldas Alesevičius. 13-8. Segundos. Viena. O tai po kėlinuko. 13-8. Pirmauja Pasvalio rinktinė. Vienas žvaigždžių kamuolys. Mestas kamuolys. Nėra. Kamuolys susitenka, Pasvalio rinktinei. Palaiko Pasvalio rinktinės atstovus, pasvaliečiai. Jau Osvaldas nervuojasi, man atrodo, jam čia nerimta. Šis tikrai. Osvaldas viskas tvarkoja. Kaip greitai pasakyti, Dovydas, viskas normaliai. Viskas normaliai. Žaidėjai kamuolys Pasvalio rinktinės prasiveržimas po krepšiu. Žaidimas 2 taškai, 17-8. Kągi, Pasvalio rinktinė. Ar išlaikys savo skirtumą? Klubas. Vos pabaigia taškai. Tokie gražūs papuštai. Ir dar 2 taškai, 19-8. Rimta paraška, vyrai, rimta paraška. Rimta paraška. Taip. Žvaigždės atakuoja. Kamuolis. Osvaldas. 3 taškai. Osvaldas Alesevičius. Kūrybų čia. Okei. 8 taškų persvara. Kamuolys vieno žvaigždžių. Aš manau, intriga tuoj sugrįš į rungtynes. Justas. Tai jau namų darbai. Pasvalio rinktinė namų darbus daro. Iki galo. Taip, prasiveržimas. Taškų nėra, pažanga yra. Taip. Vydas pasufleruos rezultatus metą. Eitvydas Šukys. Palaikom Eitvydą.
Ir trečia. Teisėjas Auklė Žemdeskas liepia kartuoti dar vieną baudą. Kažkas įžengė į baudos aikštelę per anksti. Bet tai nieko negelbsti. Mes važiuojam toliau. Ostrukas kamuolį, Ostrukas Lazar. Trys minutės liko iki rungtynių pabaigos. Pasvalio rinktinė su kamuoliu. 3 taškai. Donatas Jurkauskas. 10 taškų persvara. Kągi, kiek pasiveržimai. Metimas. Yra 3 taškai. Pasvalio rinktinė. Oho. Aš taip pirmiausia, matau, kad negalime reikia tos Pasvalio rinktinė. Dar kartelį. Nedaug trūko. Jokūbas. Osvaldas. Gražu. Gražu. Tai 11 taškų, 2 minutės. Tai perdavimas. Sakalys. Taškai. 17:26. Minutė 40. Pasvalio rinktinė su kamuoliu. Perdavimas. Netgi bus dar 3 taškai. 3 taškai. 17. Lukas Pavanauskas. Dar neaišku. Rusas. Bet rezervas 10 taškų. Manau, kad turime nugalėtojus šios dienos. Tai jau vien dėl to. Pažeista Poliso Gudžių taisyklė. Va taip. Labai rimtai, teisėjai įsteigė juokauti. Ir ateina prie paskutinės atakos. Pasvalio rinktinė. Metimas iš 2 taškų. Jokūbas. Deimas. 3, 2, 1. Laikas. Vėl rezultatu. 29-21. Laimėjo Pasvalio rinktinė. Sveikinimai. Pasvalio rinktinė. Na, o mes prieš apdovanojimus kviečiame paskutiniam šokėjui. Dalis Norvydas šokėjas. Įvardinant visus renginio dalyvius. Tai yra visas mokyklos, pasiplokit patys savo. Kas yra išvertingiausi? Taip pat noriu padėkoti Pasvalio Taurę Kankino. Pasvalio Svarios pagrindinės mokyklos šokėjams, vadovaujamas Kylas Sakalauskas. Pasvalio šiuolaikinio šokio kolektyvo Kosmo šokėjams, vadovaujamas Dalis Norvydas. Pasvalio Lėlės pagrindinės mokyklos šokių grupiai, vadovaujamas Dalis Norvydas. Sveikinimai, dovanos. Taip pat varžovų komanda 3-3 vadovavimo. Turėčiau pakviesti svarbuočių nugalėtojus. Tai yra, pirmoji vieta atiteko
kitas konkurso nugalėtojas. Levets, ekipa, Lukas Vaitaitis. O dabar kviečiu linksmosios estafetės. Nugalėtojus moksleivių komanda Vesels. Pagimai, mūsų moksleivis. Ačiū už dalyvavimą. Nori teikti, Alfonsai, tau 10 numerį ir tau, Gediminai, 10. Šalimas sėdžias ir per rungtynes, kad matysiu su šito laikė, abu. Gerai. Aš dar iki šiol neturėjau. Jo, ir jūsų sprendimų tarybai neturi suskėti, Albertas. Gerai. Ačiū visiems dalyvavusiems. Ačiū už vėliausias